šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiausiamas skalbinis vietas, neduok dievės matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikus komentaruose. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpiešti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išversti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Nu jie, gyvenimas provincijai turi savo specifiką. Ir kartais atrodo, kad gyvendamas toj provincijai gali net nepastebėti, kaip praėjo kokia nors pasaulio pabaiga. Ne, aš nejuokauju. Keletą paskutinių dienų buvau visai atitrūkęs nuo tų naujienų, kur čia aplinkui mūsų matricai vartosi. Pasiruošimo reikalai visokie, draugo lankymui. Į Rokiškį važiavau vakarą. Dar dieną prieš buvo giminių susitikimas, iš užsienio čia suvažiavo. Dar dieną prieš tai produktų pirkimas įvairiausių tam draugai. Praleidau kažkaip aš tas naujienas. Užsiėmęs čia savo tos sodybėlės atrestauravimo. Šiferį pirkau. Atvežė čia man tą šiferį. Nu į ką, atvažiuoju čia, į ką matau ten už nugaros. Stovi toks baltas automobilis vokiškais numeriais paliktas čia toj teritorijai. Nežinau nei kieno, nei kas, nei kada paliko. Kaip paskui tik tai išaiškėjo, kaip čia aš galėjau būti pripliusuotas prie to įvykio, apie kurį nieko nežinau ir praleidau, nesakau, buvau tiek užsiėmęs, kad net tam internete nežiūrėjau naujienų, kas čia kur ką. Pačiam siurprizas toks buvo. Tai čia ar dieną ar dvi ta tačka stovėjo, kaip minėjau, nežinau kieno. Bet kadangi aš toks, tjortai kalač, provokacijų įvairiausių matęs, ne tik nuo sistemas, bet ir nuo privačių nedobražilatelių įvairiausių, bando čia mane ir prigazdinti, ir padėsi padėti, deguonį prisukt, visai. Tai tiesiog užfiksavau, ten, tačką tą, pafilmavau, kaip faktą tokį. Pamėsliau grybautojai, kiek jau gautojai, ten riešutautojai gal. Bet kai ir kitą dieną stovi tą tačką čia, tai grinai dėl apsidraudimo, kadangi, sakau, manęs niekas neinformavo, niekas neperspėjo apie patį faktą. Pakeliui kažkokie limiai buvau, tai užsukau į policajtūrą ir tiesiog faktą pranešiu, kad yra kažkoks ten automobilis, tokioj teritorijai, man neaišku, kad nebūtų kokia provokacija, kad kontrabandistai gal kokie numetė, ar kokie banko plėšikai numetė čia. Gal kokių cigarečių prikrauta kontrabandį, iš kur aš žinau, gal lavonas ten bagažnikė paslėptas, salone, ta prasme. Iš kur aš žinau, tai apsidraudžiant, tiesiog išdėšiau faktą, ką jie ten darys, ne mano reikalas. Paskui tą pačią dieną, tai čia užvakar buvo, reiškia, tą pačią dieną atvažiavau čia apsižiūrėti, jau buvo atvažiavusios čia dvi moteris, prisistatė kaip policininkė, iš kitos uniformos melsva, supratau, kad iš prokuratūros čia nusifilmavo kažką. Prie manęs nesikabinėjo, nei dėl tos mašinos, nei mano nusavybės, nei lentelio. Išvažiavo. Paskui vakare, būnant giminių susitikimą tėvo sodybai, atvažiavo civilinę mašiną. Škoda. Išlipo du vyrai. Paklausė, pasakė, kad ieško čia Dainiaus kažkokio. Pasakiau, kad mane taip vadino, tai ten parodė savo tos pažymėjimus, prisistatė pareigūnais tie vyrai. Tai susiradoma, tai, kaip sakau, kam reikia, tą susiranda, anokia čia paslaptis. Nors toj vietai, kaip, pagal telefonų lokaciją susirado, ką jūs galvojat, kad kai reikia, neseka jūsų per tos telefonus, nesiklauso pokalbių. Tai aš tai tam sąrašiukė čia, kur ežiukui rūkė, aišku, kad ir klausosi, ir seka. Neturiu jokių iliuzijų, bet ir slėpti neturiu ko. Tai va, jie ten norėjo sužinot apie tą mašiną, kaip supratau, jie iš Kauno atvyko, bet iš jų konteksto pokalbių supratau, kad jie nežino, ką Kelmės policajtūra čia kokius veiksmus atliko. Ta prasme, atskiros kontoros, kaip ir Marius sako, atskiros kontoros, kiekviena gviešiasi savo pelną. Nieko iš tam blogo, kad tuos vyrus prisistačius policininkais,
apie vykdančius kažkokią savo profesionalią pareigą blogo pasakyti nieko negaliu. Pasiėmiau kamerą, nufilmavau viską, fiksavau, nu, kad provokacijų nebūtų. Keisti tokie kai kurie klausimai pasirodė apie celofaną, iš pradžių pradėjo ten, paskui apie šitos vietos, kas čia per susirinkimai, kokie vyksta. Paklausė, ar aš žinau tą celofaną, nu tai sakau, kas jo nežino, nu visi jį žino. Į Seimą ruošiasi, PR darosi, nu. Paskui pradėjo pliusuoti apie tą žmogų, iš kurio 3 vaikus Kaune atėmė, tai Mindaugas vardu. Nu, iš čia yra buvęs vieną kartą su tais vaikais atvažiavęs čia į talkos pabaigą vieną dieną, bet tai čia buvo, bijau pameluoti, prieš 2 mėnesius, galbūt aš pat jį gyvai tada pirmą sykį pamačiau. Ir pradėjo pliusuoti ir sako, tai vat kažkoks ten įvykis pasikartojo, tai tas tėvas, nu, ne va, tai tas Mindaugas, pagrobė savo vaikus iš kažkokios valstybinės įstaigos, kurie ten buvo patalpinti po atėmimą iš jo. Nu, tai negaliu pasakyti, kad man stalčius atsidarė, bet tikrai siurprizas buvo, kaip sakau, tai provincijai gyvenant, užsivertus čia vietinės reikšmės reikalais, gali ir praleisti tokią žinią. Ir kaip nekeista, niekas nuorodos neatsiuntė, kad vat įvyko kažkoks toks vat nutikimas. Nors šiaip nuorodas man mėto apie visokius kitokius nereikšmingus nutikimus, pažiūrėk tą, pažiūrėk aną. Tai vat pirmas sykį iš viso apie tą faktą sužinojau iš tų dviejų atvažiavusiųjų. Nu, jie čia paklausinėjo, kas kur kaip. Sakau, įrašas yra, bet aš jo, nu, nėra reikalo jau čia viso viešinti. Nežinau, net Telegrame turbūt nėra reikalo viešinti, jeigu kas norės. Vat gyvai atvykę galbūt kam nors parodysiu, ką mes ten kalbėjom, apie ką kalbėjom, kaip kalbėjom. Kuo jie klausinėjo, kaip aš atsakinėjau, kaip sakau, viskas yra nufilmuota, apsidraučiau dėl įvairių provokacijų galimybės. Nu tai taip dabar išeitų, sakau, man kaip dėliuojusi 2+2. Kad tie, kas va čia tą mašiną paliko, va toj mano prižiūrimai žemėj, nežinau kokiu akstinu čia atvažiavo ir dabar taip gaunasi, tarsi aš, nu, в темную сыграли мною. Kaip tamsus arkliukas čia koks įpainiotas į tą istoriją, nieko man nepranešus, nieko man nežinant. Ir tikriausiai tikintis, kad, nu, matyt pikis, aš vis tiek čia įsivartysiu iš tos situacijos, ne iš tokių dar įsivartų, tai sugebėsiu čia įsivartyti, dėl ko tą mašiną, kaip kur ką ir kad manęs čia nepripliusuotų prie viso to reikalo, iš kurio, kaip aš jau suprantu, dabar pažiūrėjęs žinias, pučiamas kažkoks kriminalinis reikalas ir kai kurių vertintojų vertinimais prilyginimo Kedžio bylai, Garliavoj tam. Kad nebūtų kažkas panašaus šablonas pritaikytas, tai irgi pasidomėjau, tai čia paskelbta paieška kažkokia, automobilio čia stovėjusio, irgi paieška pasirodo buvo paskelbta, kaip tie 2 vyrai prisistatė, nu, pareigūnais man pranešė, apie ką aš irgi nieko, nei dukam, nei slukam. Nu tai, ne dėl to, kad aš tingėjau apie tai sakyti ir pareikšti savo nuomonę apie visą tą įvykį, čia dėl tų vaikučių, dėl to šeimos, dėl to Mindaugo, bet sakau, buvau ne kurse, absoliučiai titulės. Ir o šiandien kažkaip taip susirašiau, sudėliojęs visus tos puzlės gabaliukus, tą Rubiko kubiką surinkęs, nu kažkokią savo tokią subjektyvią išvadą padariau, nu pavėlavau, dovanokit provinciją, žinios atkeliauja užvėluoti pas mane. Ką čia daugiau dar pridurt? Nu, matau ten visokių pasisakymų, kad yra ir palaikančių tą tėtę pasiėmusi savo vaikus iš to ir konkrečiai dėstančių nuomonę, nu irgi, kaip sakau, nepacituosiu, bet kad sistema vykdo bespridėlą prieš tą šeimą ir čia Laurinas Ragelskis išreiškęs, kad nu, vaikam dviem iš tų mažių dar į mokyklą net nelaikas eit, o vasarai prasidėjus niekriam prie to 3 kabinėtis ir iš viso tie tėvai nesiskaito čia ir, nu, kaip ir neturi tos Lietuvos Respublikos pilietybės. Nu, kam įdomu, jūs patys pasižiūrėsiu, tu gali jau ir pasižiūrėti, sakau, aš čia užvėluotai dabar kaip aidas koks atkartoju. Tai nei reklamos noriu kam daryti, nei ką. Tikriausiai mano pozicija gal ir įdomi. Nu, kaip čia jums dabar pasakyti? Žmogus, vyras tikriausiai padarė vienintelį jam prieinamą įmanomą variantą, fiziškai įmanomą pagal jo pareigas, įmanomą, kad atgautų to savo pagrobtus sistemos vaikus. Taip aš sakau, kad sistema atėjo ir naglai pagrobė, nu kaip plėšikai kokie. Jo, čia mano požiūris, aš nebijau kontorų ten tyrimų ir taip toliau ir tą bet kur galiu viešai pakartoti. Bet žmogus pasinaudojo matyt progą ir padarė vienintelį jam prieinamą variantą, kaip padaryti, kad šeima vėl būtų kartu. Aš nežinau, ką aš jo vietoj būčiau daręs, ar ten tokią operaciją būčiau planavęs ar ką, bet šito žingsnio aš pats
nesmerkiu. Nu, greičiausiai kiekvienas vyras turėtų apie tai galvoti ir greičiausiai kiekvienas adekvatus vyras kažko imtųsi daryti, kad susigrąžintų tos pagrobtus iš šeimos mažius savo. Nu, tai jis padarė taip. Tai smerkti negaliu, kad ten palaikyti su vėliavom kažkokiom, nu, tebūnie mano ta pozicija, kad aš jį palaikau, bet kontoroms, kurios bandys vėl čia pripliusuoti mane kažkaip prie tos istorijos ir sakyti, kad aš čia galbūt prisidėjęs, nes čia vat, mano toj prižiūrimų žemėj tą mašiną paslėptą, nu, paslėpta jinai nuo tam tikrų pozicijų matosi. Tai iškart pasakau, kad chebra, nu, aš čia vapšė niekaip nesusijęs su to reikalu ir tai nėra kažkoks teisinimasis, tai yra tiesiog informacijos pateikimas, perspėjimas jūsų, kad važinėdami pas mane ir klausinėdami dar kažkokių aplinkybių, to labiau bandydami mane pripliusuoti prie viso to, jūs tiesiog gaišit veltui laiką, važinėsit ten kurą, dizelį ar benziną, iš tų taip vadinamų mokesčių mokėtojų pinigų, vienu žodžiu pradeginėsit to taip vadinamo biudžeto lėšas. Neturiu aš daugiau ką pridurti prie to, ką ten pasakiau tiems dviems vyrams ir sakau, akcentuoju, niek net manęs pliusuoti prie šitos paskutinės vaikų dingimo istorijos. Nu, jeigu aš čia viešai dabar išreikščiau džiaugsmą ir nusišypsosiu, kaip sakant, jechidnai, nu, man iš tikrųjų, nu, ne to, kad linksma, bet kelia šypseną visas tas reikalas, kuris pademonstruoja va, tos sistemos tą bejėgiškumą ir spragas, kad atėjo žmogelis paprastai vienas, nežinau, vienas, ne vienas ir pasiėmė tai, kas jam iš tikrųjų teisėtai pagal prigimtinę teisę priklauso ir į ką tą taip vadinamą valstybę, nu, neturėtų gvieštis ir šiepti savo dantų. Tai čia va tokia mano subjektyvi nuomonė. Jeigu kas norit kažką man pareikšti, tai prašom gyvai, čia sakau kaip ir kiekvienam ežiukui rūkė aišku, kada ir kur aš čia būnu, šeštadieniais nuo 10 iki 12, tai tikrai pretenzijas priiminėjau, koordinatės nekartą nurodytus, gali ir pakartot. Chebra, važiuokit, šnekinkit, klauskit, ką galėsiu, atsakysiu pagal savo kompetenciją. Jūsų pretenzijas atsakysiu, jeigu jūs pagrįstas. Kaip ir nėra daugiau ką pridurti. Ir taip jau daug pribazarijau. Tiek tam kartui. Norėčiau šiek tiek nušviesti situaciją, taip sakant, įnešti aiškumo, nesti jasnost į šitą visą situaciją ir perspėti tuos pareigūnus, gandonešius. Tuoj paaiškinsiu, kad turiu menim, kad neskleiskit apie mane nebūtų dalykų jūsų išbujojusioj nesveikoj fantazijai, nežinau, kur jūs ten prisisapnavot, gazdindami savo kolegas, taip vadinamus, nu, konkrečiai čia tos du atvažiavusius vyrus, prisistačiusius policininkais. Ir iš jų kalbos, kaip aš supratau, sklando gandai ten pas jūs viduj, va, ten kontorose tokia, kad kai tie du ruošiasi čia važiuot, tai kiti ten tarsi nuogastavo, nu aš irgi čia sakau, necituoju, bet anot jų žodžių, tarsi nuogastavo, tai jūs važiuojat ten, nu, taip vėlai, pas tą, nu, pas mane, pas tą, ane, kuo aš ypatingas toks kažkoks, tik dviese. O tai, blet, kiek čia reikia pas mane važiuoti ir tik pistoletais ginkluoti. Tai, blet, ką jums čia, utiosą kokį DŠK pasiimti, ar ką jūs čia, ką jūs skiedžiat apie mane, kodėl jūs lipdat tokią, kaip čia pasakyti, grėsmingo veikėjo maskę man klijuojat, ką? Ar jūs matėt kur nors, kad aš agresyviai elgčiausi kaip nors ten, rodyčiau iniciatyvą, puolimą kokį nors ten daryčiau? Išskyrus atvejus, jeigu aš ginčiausi, sakykime, tai aš pasinaudočiau to, taip vadinamų 22 straipsnių, ten savyginą, visą kitą. Kam tas fantazijas kleist kažkokias? Ne aš kažkokių ginklų turiu. Tai čia prieš 10 metų mano valdomam asmeniui panaikinti tie leidimai, tos puškos išimtos abidvi, nu, kokius liekų čia ieško? Kame ta grėsmė kažkokia? Aš čia konstitucinį strojų tą noriu apversti, ar ką? Koks tikslas viso to? Prigazdinat savo tos kolegos, paskui važiuoja jie čia, nu, su apaskė, ar kaip čia pasakyti, su tokiu iš ankstiniu nusistatymu, tai yra jūsų nustatymu, iš ankstiniu to. Tokie atvažiuoja čia, pradeda kalbėti, nu aš suprantu, kodėl tas tonas toks, nes jie, nu, prisiklausė, va, tų nebūtų dalykų, tarsi atsargiai iš toli, taip pasiruošę bet kam, bet kokiam mano judesį, nenumatytam, kaip jie įsivaizduoja iš jūsų, va, tų gandonešių pasakojimų. Paskui jau pokalbio pabaigoj, žiūrį, nu, blemba, sako, normaliai šneki, nu, adekvačiai, nu, normalus, nu, kaip ir yra. Nu, čia jų nuomonė, ne man. Nu, įdomiai. Medalių man už tai nereikia, bet, nu, jeigu marginalizuojat kažkaip kultūringiau. Nes aš, pavyzdžiui, iš viso
nu, nesu suinteresuotas, kad čia pas mane atvažiuotų su tokia išankstinė nuostata, nesvarbu dėl kokių reikalų, kokiais vamzdžiais ant žvangindami užsitaisė ten pulimuotus kokius. Nusiteikė mano atžvilgiu kažkaip priešiškai, vien dėl to, kad kažkokie gandonišiai pasakė, kad aš achrinėt kažkaip pavojingas, Bin Ladenas ar ką čia. Gal per riebiai palyginau. Pavojingas, nenuspėjamas, galiu čia imtis kažkokių tai smurtinių veiksmų pirmasis, ne kaip atsakomųjų kokių veiksmų, kaip atoveiksmų naudojant prieš mane tam. Tai pasiruošę, pasako, aš čia nesuinteresuotas, kad čia važiuotų kažkokias struktūros galinčias demonstruoti legitimiai savo jėgą kažkokią ir mes čia pradėtume matuotis pas ką ilgesnis, pas ką storesnis. Tai nafik man to reikia. Ramiai galime apie viską pabazaryti. Reikia kam nors atvažiuoti kaip pas vyrą nuosavo vardu Dainius. Jeigu jūs ieškot asmens, tai kaip ir tiem dviem sakiau, asmuo Jungtinėse Arabų Emiratuose išregistruotas iš Lietuvos Respublikos ir išvykęs į Jungtinius Arabų Emiratus. Asmuo, tai jeigu jūs turit pretenzijų ar klausimų asmenį, tai prašom ten į tas barchanus ir ieškoti. Čia gyvenu, būnu ant šios žemės, aš vyras nuosavo vardu Dainius ir mane kaip vyras surasti niekrendėl, kaip sakau, pagal telefono lokaciją, va čia į mano tėvo tą vienkiemį, į vienkiemį atvažiuoju, čia niekas nežinojo, kad aš čia užvakar būsiu, kad čia giminės kokie atvažiavę, aš juk nefišavau čia niekam, tai sakau, nebūkime žiūkai rūkė, nesuprantantis, kad seka mane ten klausosi, man net neįdomu, ką jie ten klausosi, klausykitės, aš nieko neturiu ką įdomaus jums pasakyti. Atvažiuokit kaip pas vyrą ir pašnekėsim vyriškai, balyti, bet paaišyti tokį paveikslą, kažkokio antžmogio, kažkokio, aš nežinau, kokios ten papkės, kokiuose departamentuose sudėtos apie mane, kur ten varnelės, kokios raudoni taškai ir juodi taškai pridėti, ką jūs iš viso apie mane žinot ir ką jūs dafantazavot kažką, apie mano praeitį kažkokią. Tai atvažiuokit tiesiai šviesiai ir paklauskit, ką jūs ten klausinėjat kažkur draugų mano, kas jis toks, ką jis moka, ką jis žino, kur jis buvęs, kur nebuvęs. Nu, atvažiuokit tiesiai ir paklauskit. Jopta. Be. Gal atrodo, kad čia susinervinęs toks, nu. Čia mano emocionalumas visas, va toks, juokas truputį ima tokia anekdotinė situacija. Atvažiuoja, nesakau, kad drebėdami, bet jeigu važiuosit pas mane, nebijokit, nedrebėkit, galit važiuoti. Bet sakau, kaip pas vyrą, mūsų vardu Dainius, ne kaip pas asmenį. Asmens čia nerasta ir asmuo su jumis nebendraus. Nu tai tiek tam kartui, ką čia daugiau.